Šiandien su Tomu kalbamės apie svarbiausią, karščiausią įvykį, kada atmetus Dalios Grybauskaitės pataisas vis dėlto buvo priimtas naujasis darbo kodeksas. Turtuomenį veto. Veto jo. Dabar didžiausias investuotojų forumas Lietuvoje džiaugiasi, kad padarytas pirmas didelis žingsnis į priekį, nes senasis kodeksas buvo tartum šaukštas deguto, aš čia cituoju asociacijos direktorę Rūtą Skirienę. Na, o Tomas paaiškins mums, kaip mes toli pažengėm į priekį. Na, iš tiesų mes ne į priekį pažengėm, bet tai, ką ir paminėjo labai teisingai Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkas Černiauskas, tai žengiam tikrai atgal. Vien dėl kelių priežasčių. Tai pirma priežastis, kad iš naujojo darbo kodekso išnyko apskritai samprata, kad darbuotojas yra silpnoji darbo santykių šalis. Ir turbūt dar vienas momentas yra, tai atsiradė tokie institutai, kaip ta vadinamoji nulinė darbo sutartis, beje, dėl ko ir prezidentė vetuodama šį įstatymą buvo aiškiai pasisakiusi, kad būtent šie du momentai yra esminiai, dėl ko jie grąžina iš esmės mus į baudžiavos laikus. Truputėlį paaiškinkite apie nulinės darbo sutartis. Nulinės jų esmė ta, kad, sakykime, darbdavys, aš dabar skaičiais neprisiminčiau, moka kažkokį tai ten juokingą minimumą per mėnesį, ten susidaro keliasdešimt eurų, o tiesiog konkretus darbo valandų skaičius į darbuotojo darbo sutartį nėra įrašomas. Tiesiog jis reiškia, iš esmės tai yra praktiškai darbuotojas, jisai lieka be jokių socialinių garantijų, sakykime, ar lygos, ar motinystės atveju, jisai praktiškai be jokios apsaugos lieka. Čia tokios sutartys iki šiol egzistavo? Ne, tokių sutarčių iki šiol nebūdavo. Iki šiol galiojančiam darbo kodekse tie dalykai buvo pakankamai aiškiai galbūt reglamentuoti. Aišku, ten galima būtų diskutuoti, sakykime, dėl darbuotojo atleidimo sąlygų. Galbūt iš tiesų toj vietoj galima buvo kalbėti ir tai, sakykime, ką tas pasinvestuotojų forumas, darbdavių asociacijos, ką kalbėjo, taip, ten atleidimo sąlygos galbūt galėjo būti kažkaip lankstinamos, lankščiau sprendžiamos, galbūt įdarbinimo kažkokie klausimai, bet tie pagrindiniai, fundamentalūs klausimai, jie negali būti kitaip sprendžiami negu yra, nes tai pagaliau tokia tradicija yra Europos šalyse, būtent, kad darbuotojas yra silpnoji darbo santykių šalis, nes niekada darbuotojas neturės tokių administracinių, finansinių galių, kokią, sakykime, turi darbdavys. Aš jūs minutę pertrauksiu, pacituosiu straipsnį, kur kalbama apie situaciją Danijoje. Danijoje išmokos bedarbiams siekia 90% buvusių darbo užmokesčio. Tai yra 561 euros per savaitę arba 2400 eurų per mėnesį. Pagal naują įstatymą, kuris įsigaliojo 17 metų sausio 1 dieną, Lietuvoje išmokos dalis bus mokama 6 mėnesius, dalis 30% minimalios algos. Tai sudarys 114 eurų. Tai viskas tuom pasakyta. Dar vienas aspektas reiškia, tai čia nieko bendro vėlgi su lankstumo didinimu, aš manau, neturi. Tai yra paprasčiausiai darbuotojas yra įstumiamas į kažkokią, tai net nežinau, egzistenciją nelabai galėtum pavadinti absoliučią bado mirtį, nes aš nežinau, kas gali 114 eurų, gal tegu ponė Skirienė pabando už to 114 eurų išgyventi, arba koks kitas ponas iš darbdavių asociacijos, tegu pamėgina, tai tada patikėsim, bet aš dabar kol kas, žinot, kaip toj senoj bibliniai pasakėčiui sako, kad pamaitino ten galbūt, tai patikėsim, bet kad buvo sotus, tai niekai. Ekonomistė Aušra Maldeikienė mano, kad šitą įstatymo projektą sumanė ir prastumė darbdaviai ir jų noras įsivežti pigią darbo jėgą iš užsienio. Kas jos nuomonė sukels dar didesnę emigracijos bangą. Visiškai su tą nuomonę sutinku ir aš lygiai taip pat nuo pat pradžių galvojau, kad tikrasis tikslas
Nes žiūrėkim, kas gaunasi ir jeigu globaliau žiūrėtumėm tuos procesus, kurie vyksta, sakykime, su imigracija, tos visos imigrantų bangos, kurios plūsta į Europos Sąjungą, tai yra viskas labai laikė susiję. Ir tas būtent toks darbo kodeksas, kuris uždega žalę šviesą darbdaviam įsivežtą iš principo vergiškai pigią darbo jėgą, viskas labai laikė suprantama. Bet čia teorinė paskaičiavimai, reiškia, kaip matome iš praktikos, jos emigrantas nesiruošia tokiom sąlygom čia dirbti. Tai čia vėl kitas dalykas, bet čia priklausys matyt nuo globalesnių dalykų, kaip toliau klostysi situacija aplinkinėse šalyse, turiuomenį Skandinaviją, Vokietiją, Daniją, kitos ES šalis, kaip jos toliau modeliuos savo imigracinę politiką. Gerai, o kas dėl Lietuvos, Maldeikienė sako, kad tai sukels dar didesnę migraciją. Absoliučiai, tai čia net, čia aksioma, net nereiktų įrodinėti, nes natūralu, kad darbo jėga migruos ten, kur yra geresnės sąlygos, geresnės socialinės garantijos būtent samdomam darbui. Tai čia reiktų kalbėti, aišku, čia ne vieno interviu matyti tema būtų, čia reiktų apskritai kalbėti apie tai, kad apie darbo jėgos apmokestinimą, tai sakykime, vakar kaip tik buvo pristatyta Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos vyriausybės programa, dalis šešėlinio ministrų kabineto, vienas, sakykime, iš esminių, ko gero, momentų programos yra tai, kad vis dėlto mūsų organizacija, laimėjusi atitinkamą daugumą, yra ryžtingai nusiteikusi būtent darbo ir kapitalo apmokestinimo santykį iš esmės keisti. Truputį konkrečiau. Konkrečiau tai, kad dabar, jeigu, sakykime, visą mokestinę bazę peržiūrint, tai didžioji, sakykime, liūto dalis mokesčių tenka būtent darbuotojams, darbo jėgai. Suprantu. Ta prasme, visiškai kitaip apmokestinami yra dividendai, pajai, visi kiti dalykai, kurie nėra susijęs su darbo santykiais. Valstybė susirūpinus kapitalu. Tai valstybė kažkodėl, o jeigu kalbėt, kas yra vertingiausias kapitalas, tai turbūt kapitalas mūsų atveju yra mūsų žmonės. O mes jo tragiškai netenkame. Mes jo neteksime dar labiau. Retorinis teiginys. Kodėl agitacinis teiginys. Agitacinis, o tai ką? Žmogus, gerai, o tai kas tada sukuria pridėtinę vertę? Tai reikia šito paklausti mūsų vyriausybės. Visų valdžių, kurie iki šiol laikėsi tokių įstatymų ir tokių santykių, tokių proporcijų. Tai čia galbūt tada reiktų kitaip, reiškia, o kas patarinėdavo viso mūsų vyriausybėm? Tame tarpe tos, kurios save laikė kairiosiamis, sakykime, ir amžinatilsį Brazausko laikais, ir socialdemokratų vyriausybėm, tai kas patarinėdavo? Laisvosios rinkos institutas. Tai iš esmės visų vyriausybių, ar tai konservatorių, socialdemokratai, jų programos buvo grindžiamos praktiniai veiksmai, pirmiausia, liberalią ideologiją, laukinio kapitalizmo ideologiją. Tai dabar nėra ko stebėtis, kad migracijos mastai tokie yra, bet tik labai apmaudu ir gaila, kad to vis nenorima pripažinti, kad čia ieškoma priešų išorėje. Taip išeina, kad neoliberalizmas ir jo ideologija yra kalčiausia mūsų visų bėdose. Pati ideologija, kaip mes suprasim tą ideologiją, sakykime, tai jeigu apie save konkrečiai kalbėčiau, tai nėra mano, aišku, ideologija, bet problema gal ta, kad mes, tarp kitko, apie tai ir įdomią diskusiją lygiai prieš 2 savaitės šitoje studijoje su Darium Koliu turėjom, tarp kitko, apie tos klausimus irgi. Galbūt didžiausia problema, kad liberalizmas kaip politikos srovė, jisai grinai nuėjo į ekonominę dimensiją. Visiškai buvo pamiršti žmogiškiai santykiai, kultūriniai dalykai, kurie, sakykime, kur taip pat liberalizmas kaip politinė srovė galėtų save pakankamai gerai eksponuoti. Na taip, jie pergalingai žengia per pasaulį, ką jūs prieš pastatysite jiems? Tai pirmiausia... Jūsų organizacija, jūs teigite, jūsų organizacija. Tai vat, sakykime, ta žalioji politika, iš kurios kartais gal ir pasišaipoma, bet iš tiesų ta žalioji politika, jinai visų pirma turi atsirasti tarp žmonių santykių.
žmogaus valstybės santykiuose, darbuotojo, darbdavio santykiuose. Man visiškai nepatinka Nepatinka žalia spalva? Ne žalia spalva, reiškia, kas turi atsirasti. Kas turi atsirasti? Žmonių santykius, mes dar diegsim šitą 100 metų, tol, kol išvažiuos visi lietuviai. Tai dieg 100 metų nereikia. Tai pirmas dalykas susitvarkyti mokestinę politiką. Taip. Ką ir minėjau. Perkraut dalį mokesčių naštos nuo darbo jėgos. O antras dalykas, ką reikia susitvarkyti apskritai, visą matyti valstybės vertikalę ir nebijot pirmiausia žmonių ir tautos. Gerai, nebijau. Jūs įsivaizduojat, kad jūs galite ateiti į valdžią ir visą šitą savo programą įvykdyti? Ar yra tikimybė, kad jūs paimsite daugumą? Jeigu jūs nepaimsite daugumos... Viskas priklausys nuo rinkėjų valios. Gerai, visiškai šioje vietoje teisus. Jeigu jūs nepaimat daugumos, kaip jūs galite iš viso įvykdyti nors dalį, nors vieną savo idėją? Čia jau yra dėrybų dalykas, tada tampa... Dėrybų yra tokia su kuom? Politika su galimais koalicijos partneriais. Jūsų manimų galimi partneriai? Aš tikrai dabar nesimsiu ir niekada neužsiimu prognozėmis. O kodėl? Pats nedėkingiausias Negi dalykas. visi praeiti rinkimai nerodė, kas gali būti jūsų partneriais? Tai yra tie, kurie yra atvedę į šitą situaciją. 2 didžiosios partijos. 3 tik tai kaitaliuojosi. Čia pats sunkiausias klausimas. Jis man akivaizdus. Tai jis yra akivaizdus, bet jį dabar... Ir kaip jūs susitarsite su visų šitų paveldų Brazauskinės partijos? Kaip jūs susitarsite su institutu, ką tik jūs paminėtų? Tai su institutu tai mes ir neketinam tartis ir mes neketinam vadovauti šio instituto. Jūs norite išvalyti visas ministerijas, nuo jūs įtakų, padėjėjų, sekretorių ir taip toliau ir taip toliau. Klausimas, ar visose ministerijose tokia jau ta įtaka yra, čia reiktų, čia daug gilesni klausimai yra dėl atskirų ministerijų, aišku. Bet patys pagrindiniai politiniai sprendimai jie vis tiek turi būti priimami Seime ir tarp kitko vakar tas irgi buvo akcentuota, kad būtent tas politinis svoris turi labiau persikelti Seimą. Nes žiūrėkim, kas dabar gaunasi iš esmės. Kur jis dabar yra? Ko gero vyriausybei vis dėlto, nes akivaizdu, kad daugybė, sakykime, įstatymų iniciatyvos didžiąją dalį tos teisės yra perėmusi vyriausybė. Tai ką veikia Seimai? Ką veikia Seimas? O čia klausimas dabartiniam Seimui turėtų būti. Ką veikia? O vyriausybei, kas projektus rašo įstatymus? Prašau? O vyriausybei, kas rašo įstatymų projektus? Nu tai matyti ir kai kurie klerkai rašo. Tai nepaslaptis. Tai... Nemanau, kad jie pajėgus tą padaryti. Na, žiūrint, kurioje ministerijoje įvairių klerkų yra, įvairiaus lygių ir, sakykime, valstybės tarnyboje, jeigu taip plačiai kalbėti, tai visokių žmonių yra. Kitaip tariant, yra seniai patyrusių klerkų, kurie 26 metus iš vyriausybės transliavo savo projektus, o Seimo nariai tik tai pabalsuodavo. Tai gal mums reikia rinkimus ruošti ne į Seimą, o į vyriausybę? Tai buvo ir tokia teorija, kad iš vis gal geriau tada privatizuojam vyriausybę, reiškia kokią nors išleidžiam Seimo akcijas, pavyzdžiui, padarom kokią nors akcinę bendrovę ir valdom Maksimą, pavyzdžiui, Seimą. Tai... Bet ar taip tai vyksta? Tai dėja taip. Tai va šito vietoj man labai įdomu. Valstiečių Žaliųjų partija turi savo programą, supranta, kad ji nebus dauguma. Ir kokius jūs numatė svertus tose dėrybose, kad nors viena jūsų idėja prasimuštų į priekį? Aš manau, pagrindinis svertas tai yra sveikas protas ir sveika logika, matant, kas vyksta su mūsų demografinė situacija. Šitie svertai negalioja. Kodėl? Negalioja, niekas tuo... Tai palaukit, tai jūs norit pasakyti, kad Lietuva absoliučiai visi bepročiais patapo ir nori pjaut šaką, ant kurios visi sėdi? Bet taip išeina. Mes jau trečdalio tautos netekome, statistikos departamentas falsifikuoja duomenis, nes mano duomenimis yra išvažiavę ne 700-800, o 1 400 000. Panašius duomenius irgi esu matęs. Dabar tai yra labai patogu visiems. Tai yra patogu, pavyzdžiui, manipuliuojant balsuojančių skaičius. Tai yra patogu neleidžiant emigrantams balsuoti.
nes išemigruoja labai aktyvūs ekonomiškai. Ir jie vargu ar aktyvūs žmonės dėkingi ir- toms partijoms, kurios vadovavo ir jų Kas be išvažiavimo. ko. Čia tas momentas yra, tarp kitko, dėl imigracijos, kad, sakykime, sisteminiam didžiosiom partijom tas dalykas yra savotiškai patogus. Tai kiek, Bet kiek turi kito- turi naivumo žmogus einant šiandien į politiką? Bet kito varianto nėra. Kažkas turi eiti ir kažkas turi daryti tai. Jeigu mes sėdėsim, tylėsim, nekalbėsim, nieko nedarysim, tai irgi nieko nebus. Jūsų partija turtinga? Pinigais? Pinigais. Tikrai sąskaitos. Kiek sąskaitų yra, nežinau. Kiek žinau, neypatingai. Neypatingai. Kokie žiniasklaidos priemonės kontroliuojate? Geras klausimas. Nežinau, neatsakyčiau tikrai tą klausimą. Kiek aktyvių turi partijai narių? Tie, kurie sugeba suformuoti, sakysime. Aš manau, ta aktyvių narių statistika yra visose partijose panaši. Tai yra maždaug, na taip, grubiais paskaičiavimais maždaug 20%. Tai Tų, kurie yra registruoti, jie yra realiai aktyvūs. Tai Čia visose partijose. jūs aiškiai padidinote tą skaičių. Kiek jau oficialus jūsų partijos skaičių? Narių skaičius? Virš 4000. 4000, 20%, 800 žmonių labai aktyvių. Niekada nepatikėsiu. Su amžinatilsį Veselka vieną kartą kalbėjome ir sutarėme, kad mums užtektų 100 vyrų, kad kažkaip išjudinti, Kad padaryti tvarką. kad padaryti tvarką. Jūs Čia teigiat, kad turit- Pakaunės maištą prisimenant gal. Ne pakonės maištą, tiesiog kalbame apie sąmoningumo lygį. Nes kai kurios dalykus, sakysime, stebinti dabar prasidėjusios debatus televizijoje, man yra keista, kad tiek protingų, normalių, patyrusių žmonių leidžia save paversti visiškais idiotais. Ką turiu omeny? Ateina partijos, jų lyderiai pasisakyti iškart labai rimtais ir sudėtingais klausimais. Ir ką daro žurnalistai? Žurnalistai nieko nedaro, jie jau padarė, kadangi sugalvojo tokį keistą formatą, keistą, jeigu ne absurdišką. Dabar jūs įsivaizduojat, per 2 minutės turi paskubom, sprinto tempu išrėkti tas frazes. Kitaip tariant, normalių politinių diskusijų kultūra yra nužudyta tiesiog. Sakykime, vadinkim tiesiai šviesiai. Bet Lietuvagi turi savo visuomeninį transliuotoją, kuris turėtų duoti tiek laiko, kiek jo reikia. Tai reiktų tada matyti pasižiūrėti apskritai, jeigu jau tą temą užvedat, kaip kitose šalyse, pavyzdžiui, Danijoje apskritai nėra tokių dalykų, kad ten būtų didžiulės pinigų sumos metamos politiniai reklamai. Yra tiesiog įstatymiškai sureguliuojama taip, kad tie transliuotojai, visuomeninis ar ne visuomeninis, nesvarbu. Jeigu jisai nori gauti licenciją transliavimui, jisai privalo tam tikrą eterio laiką skirti politiniai reklamai. Viskas labai paprasta. Gerai, bet šitas formatas... Viską galima įstatymiškai sureguliuoti. Sureguliuoti galima. Ir bet... baigtųsi tada tie, reiškia, besaikiai pinigų mėtymai, kiek, reiškia, per tą visą, reiškia, mūsų 20-metį, kiek buvo išmesta politiniai reklamai, nes mes puikiai žinom, kiek kainuoja ten tos brangios eterio sekundės ir panašiai. Tai gerai, tai jūsgi nenaujokai politikui, jūs eidami į rinkimus jūs žinojat, ką su jumis darys eteryje. Kaip jūs niokos, žemins. Na, kaip esi priverstas žaisti pagal Kas tam tikras taisyklės. Kas privertė? Kas jums privertė? Ketvirtoji valdžia taip išeina. Nu, reiktų klausti, matyt, dar yra tokia institucija kaip Vyriausioji rinkimų komisija. Jinai pasitvirtina tam tikras tvarkas. Taip. Dėl tų debatų ir šiaip tai viešoje erdvėje buvo jau regis ir per praėjusius rinkimus ir dar anksčiau ir sakykime, mano tuometiniai bendražygiai mes tą klausimą keldom visada, bet VRK matyta tvarka yra labai patogi. Tas toks reiškia ir politikų ir rinkėjų mulkinimas visuotinis ir ta tvarka ir toliau egzistuoja. Tai čia klausimas būtų matyti, ar nelaikas tiesiog atnaujinti Vyriausią rinkimų komisiją ar kažkaip iš pagrindų ją reformuoti, galbūt kitokias funkcijas jai priskirti. Aš nemanau, nes man atrodo, kad mes 26 metus rūpinomės, kad turėtume visuomeninį transliatorių. Ilgai labai buvo mąstoma, kaip surinkti jam pinigus. Kada buvo skirta iš biudžeto tie pinigai, tai
jis pasidarė ne visuomeniniu transliuotoju, o valdžios transliuotoju. Norų, idėjų, informacijos. Tai taip ir gavosi, nes tai prisiminkim, kiek buvo diskusijų apie televizinį mokestį vadinamą. Taip. Nu, jis taip kažkur nugulė tas projektas. mes- Buvo net projektai parengti. Mes su jumis sumokame jam. Taip. Ir dabar mes norime, kaip politikai, ar jūs, ar aš, ar dar kas nors, eiti ir pasišnekėti už savo pinigus tą momentą, kada mums reikia. Mums pateikiama sąskaita. Ne, tai čia yra absurdiška situacija, nes taip, jisai yra išlaikomas iš mokesčių mokėtojų pinigų dabar realiai. Tai vienas momentas, jūs kaip partija žinote, kad jeigu iš jūsų bus atimta teisė viešai pasisakyti išsamei, pilnai, parodyti visas idėjas, jas atskleisti, įtikinti pašnekovus. Tai yra vadinama informacinė blokada, aš su šito reiškiniu esu ne kartą susidūręs. Tai pirmas dalykas. Ir žinau, ką tai reiškia. Gali turėti labai daug gerų idėjų, pasiūlymų, bet jeigu tu patirsi tą informacinę blokadą, tai... Tada klausimas jums kaip teisininkui. Jeigu jūs jau sakotės, kad esate nekartą tai patyrę, asmeniškai, dabar kaip partija patyrėt, ar jums atrodo, kad mūsų rinkimai yra lygiai teisiški? Lygiai teisiškumas baigėsi tada, kai buvo priimta nauja partijų, sakykime, finansavimo tvarka. Tai kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, Vokietijoje finansavimo biudžeto gauna, kad ir labai nedidelį, visada bazinį visos partijos. Jeigu jūs yra oficialiai įsiregistravę pagal politinių partijų veiklą reguliuojančius įstatymus, ten, kas ten tą registrą turbūt gal irgi Teisingumo ministerija tvarko kaip pas mus, tai jos tam tikrą biudžetinį finansavimą gauna, o dabar, sakykime, visą eilė tų partijų, kurios nėra parlamente atstovaujamas, jos apskritai jokio finansavimo negauna. Gauna tik tai didžiosios sisteminės partijos. Tai vat jau šioje vietoje lygiai teisiškumas, nepaisant visų, reiškia, išvedžiojimų vieno įstaigo apie konstitucijos dvasias ir panašiai, tai va čia jau lygiai teisiškumas baigėsi. Jūs nenorite... Čia baigėsi ir matyti ir rinkėjų galimybę tada realiai pasirinkti, gauti visapusiškai ir įvairialypę informaciją apie, sakykime, tų partijų veiklą, jų siūlomas idėjas. Čia jau viskas pasibaigė. Toliau, aišku, reiktų tada žiūrėti jau ten, kaip reglamentuoja, sakykime, tos pačius debatus, ką jūs minėjote, reiškia visos šitos tvarkos, tai vat, čia matyti irgi, sakykime, viena partija, nu, tarkim, pavyzdys 12 metų Seimo rinkimų kampanija, tai reiškia, kokios partijos pas poną Jakilaitį diskutavo televizijoje. Taip, tai buvo, man atrodo, forume 5 ar 6 partijos, viskas. Visos kitos, reiškia, lieka už borto. Tai va, to viskas pasakyta yra. Konstitucijoje yra aiškiai pasakyti. Rinkimai turi būti lygiai teisiški. Taip. Tai yra norma. Taip, tai yra konstitucinė Bet norma. koks mažiausias nukrypimas nuo normos, ką suponuoja? Konstitucijos pažeidimą? Konstitucijos pažeidimas, tai reiškia, mano kalba ir gal jūs pritarsit man, kad šitie rinkimai, eiliniai 2016 metų rinkimai, yra antikonstituciniai. Tokią išvadą irgi galima padaryti, bet yra problema kur, kad Konstitucijoje yra įrašyta norma, kad kiekvienas savo teisės gali ginti remdamasis Konstituciją, bet kažkodėl tai Konstitucijos aiškinimas yra suteiktas įstatymiškai, reiškia, kažkokiam tai Didesnę galią turi negu pati Konstitucija. Ir praktiškai prieita prie to yra, kad aiškinimas turi didesnę galią negu tiesiogiai Konstitucijos tekstas. Pavyzdžių čia būtų galima rasti labai daug ir keletą ir straipsnių apie tai esu parašęs. Tomai, mes abu kaip politikai sutikome žaisti pagal mums primestas taisyklės, bet vargu ir mes turime eilinį kartą išrinkti nelegitimę valdžią. Tai ką siūlot? Aš siūlau garsiai tai papasakoti dar kartą mūsų rinkėjams, kad maždaug mano paskaičiavimas nuo 92 metų Lietuvos valdžia yra nelegitimi. Nu ką, reiktų tada konkretesnių, aišku, faktų surinkti. Galima būtų net išleisti, pavyzdžiui, kokį leidinuką rinkėjui paaiškinti. Aš kviešiu jūs dar pokalbio po keletos dienų šitą temą. Pamėginkim.